Kauno muzikinio teatro foje sujudimas. Laksto rengėjai, šukuotojai, grimuotojai, ore pudros kvapas ir fotoaparatų blykstės. Regis yra dėl ko. Mocartas atvyko. Klausykite, gal pirštinės uždėt baltas. Nu šitas, šitas pabalo. Biski dar akyčių. Matai, va kaip čia. Kauno muzikinėme teatre ruošiamasi Silvesterio Levai miuziklo Mocartas premjerai. Libreto autorius Michaelis Kuncė. Tai jau antrasis šio dueto pastatymas Kaune. Dizaineris Juozas Statkevičius trečią kartą kuria barokinius kostiumus Kauno muzikinio teatro spektakliams. Žiūrėkit, jau šitam teatre buvo 3 spektakliai. Buvo Madame Pompadour, buvo Liučėlė Mermur ir dabar Mocartas. Bet aš negalėjau padaryti 3 barokinių spektaklių vienodom barokiniam suknelėm. O dabar vėl kitoks. Jisai daugiau į Vokietiją, bet kadangi tas laikas Austrija, Vokietija visai vėl kažkas kito, vėl kitokios medžiagos sprendimas, bet aš paslapčių negaliu išduoti, nes tada žiūrovui bus neįdomu. Tiesa, solistės nelabai džiaugiasi korsetų suspaustomis talijomis. Sunkiau dainuoti. Skundžiasi aktoriai. Aš irgi skundžiuosi, man irgi nemoka, pavyzdžiui, kiek man turėtų mokėti. Aš irgi galiu skustis. Niekam tas neįdomus. Svarbu rezultatas, grožis ir laimingas žiūrovas. Viskas. Nu va, čia. Bet tai irgi, supranti, bet taip būtų. Va, tobu. Nu viskas, tai čia už šeimos. Viskas. Labai tu gerai sėdi, labai gerai alkūnė, labai gerai. Pirščiuką mažą irgi nebijok užnešti. Vienas žymiausių visų laikų klasikos kompozitorių, Mocartas, gyvenęs beveik prieš 300 metų, žavėjo genialiomis melodijomis ir liūdnai garsėjo ekstravagantišku gyvenimo būdu. Mocarto laikais jokios kitos muzikos kaip Mocarto nebuvo. Tai tiesiog paprastai galiu pasakyti, Mocartas savo laiku buvo popsas. Muzikinių stilių samplai, ar ne, sakykime, roko muzika, muziklo muzika, ar ne, ir Mocarto muzika. Mes visi nuo mažens žinom, kas yra Mocartas. Tai šiuo atveju šis muziklas visas klišes nuvalys. Mocarto vaidmuo buvo patikėtas 2 jauniems atlikėjams – Vygantui Bemovui ir Martynui Beinariui, kuris sako, kad šis vaidmuo jam labai svarbus. Jis buvo, galima sakyti, to meto roko žvaigždė, tokį gyvenimo būdą vedė. Jis buvo labai, turėjo gerą ir humoro jausmą, pašėlęs, jo ir ta pati muzika, kaip jisai praktiškai laužė visus standartus, jisai, wunderkindas, genijus. Tai tą patį jo atradimą, kiekvieną repeticiją vis kažką naują randė. Visi kūriniai tokie energingi, emociški, tiek ir linksmi kūriniai, tiek ir dramatiniai. Visi turi tą tokį, kaip pasakyti, užtaisą energijos. Ir ta pati muzika tave įtraukia tiesiog. Miuzikle kompozitorius pristatomas be jokių klišių, gyvas, turintis ydų, priklausomybių, todėl labai suprantamas žmogus. Ir partitūroje dera šiuolaikiniai žanrai – baladė, rektaimas, rokas persipina su originaliomis Mocarto rokoko laikmečio melodijomis. Dėl jo genialumo ginčiasi visi po šiai dienai ir aišku, turbūt jie ir nesibaigs tai ginčiai niekada, nes nėra DNR medžiagos, kad bent jau ištirti, kiek buvo jų tų gabumų gamtos duotų, kiek buvo tėvo įskiepytų, kuris nuo 3 metų jį muštravo ir buvo mokomas kasdien, tuo pačiu jo imlumas buvo begalinis. Tai buvo milžiniško intelekto žmogus, kuris galėdavo parašyti simfoniją per naktį be pataisimų, be trinimų, išmokti ją per naktį ir paskui sekančią dieną ir sudiriguoti. Visada liksiu nepriklausomas aš nuo masaž. Klausomas aš. Klausomas aš. Antroji miuziklo dirigentė ukrainietė Oksana Madaraš iš Bučos. Prireikė pusės metų, kad Oksana vėl pradėtų repetuoti. Matai taikų gyvenimą, vyksta spektakliai,
Pas mus visa tai buvo, o paskui vaizdas pasikeitė. Šiandien visa tai yra, o rytoj gali nelikti. Gyvenime materialūs dalykai nesvarbu. Svarbiausia – žmogaus gyvybė. Dirigentei Mocartas skamba kitaip. Karas Ukrainoje pražudė daug talentų ir ne tik muzikos. Gyvenime nevertiname šalia esančių talentingų žmonių. Negalime jiems suteikti galimybės tobulėti. Juos reikėtų saugoti, bet gyvenimas sunkus likimas. Šiandien džiaugiamės Mocarto muziką. Ši istorija, papasakota miuziklo priemonėmis, bus įdomi jaunimui. Jie eis į miuziklą, klausysis. Jaunimui patiks. Pasaulinė miuziklo premjera įvyko Vienoje prieš 24 metus. Spektakliai buvo pastatyti 9 šalyse, nuo Švedijos iki Japonijos. Skambėjo 7 kalbomis. Jį pamatė daugiau kaip 3 milijono žiūrovų. Ir dar apie talentus ir tvarumą. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, mes dabar nusipirkom gražiausių šilkinių medžiagų, darom tos kostiumus ir kas lieka, pavyzdžiui, tai turi nurašyti ir išmesti, negalima perduoti kitam spektakliui. Nors tokio nonsenso ir tokios sistemos, mes vaidinam labai turtingą šalį. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, Austrijoje, kai aš dariau Danajos Meilė, ten buvo 365 kostiumai ir aš atėjau jų sandėlį ir man nereikėjo pirkti nei vieno gabalo naujos medžiagos, nes buvo viskas, kas likučiai nuo visų kitų spektaklių. Šitaip yra ekonomiška, šitaip yra tvaru. Lietuvoje kažkodėl tai, kur tokia neturtinga, ubagiška šalis, po kiekvieno spektaklio, kas lieka, turi išmesti, nes nėra kur neva taip padėti. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.